Kaip mūsų kraigiukas lygus, kaip jūs manot? Na, šiandien turim rusišką pirtelę. Tai iš pavakar drėgmės daug, saulė išlindo, kepina. Prakaitas žliaugia. Ir tada jau galvosim, kurią kitą dalį griebti. Iš tikrųjų tai esu sugalvojęs, eisim ten iš anos pusės, kur eina standartinės gegnės. Ir jau kai baigsim aną šlaitą, kur nėra jokių įsikirtimų, tada pradėsim šitą. Tai, susidėjom dalį gegnių. Susidėjom gegnės, kur yra perdanga, dedasi ant perdangos, kur vėliau formuosis antvaros. Dabar eisim rankioti čia. Šiandieną mūsų tikslas toks nei didelis, nei mažas. Pasiruošti stelažus, kad galėtumėm gerai atsistoti ties kraigo viduriu. Stelažiuką turim. Dabar lipu į viršų, parodysiu, kad ten viršui turiu kokią situaciją. Turiu tenais nivelyrą. Dabar su nivelyru nusimušiu gegnės viršų. Tada nusimatuosiu kraigo gegnės apačią. Užsipjausiu ir šitoj vietoj mes statysim kraigo gegnį. Štai turim pasiruošę atramas. Dabar griebsim, nešim į viršų. Pasirinksim tiesesnių keletą gegnių. Nes viršui, kaip sakiau, eina suporinta iš 2 gegnių. Tada, kai užsikelsim tą viršutinę, tada jau bus viskas paprasčiau, gegnytės, viskas jau labai paprastai ir aiškiai. Nu ir viskas. Tik ir tai reikalingas šitas įrankis. Reikia pagirdyti žirgą. Žirgelį. Dabar susimatavau, matmenis turiu, biškį prisėdu, čiung paskaičiuoju ir pasidarom porą gegnių ir bandom užsikelti čia gale, nes gegnė mums automatiškai ir pastatys kraigą į centrą tiksliai. O gegnės skaičiavimas šiais laikais tai vyksta paprastai, nebereikia čia būti didelių matematikų. Kaip sakant, visas sąlygos duotas, polski produkt, patented produkt, kaip sakant, lenkas užpatentavęs. Bet tikrai patogus daiktas, tai dabar žinau, kad mano stogas 26 laipsniai. Čia pasižymė 26 laipsnius. Ir taip tiesiog dedu prie gegnės ir pjaunu pagal stogo kampą. Mano gegnės skaičiai. Išpjautas galas. Ruletė. 3,81 m ir 1 mm. Gegnės ilgis iki stogo ašies. 3,81 m. Šaltį. Nesikeikim. 3,81 ir 1. Dedam. Čik.
taip, žodžiu, pamatuoju gegnę, dabar atsipjausiu ir temsim į viršų. Pradėsim po biškį statyti, jeigu matmenys eina, nes kartais būna tarp matematikos ir natūros biškį skiriasi, reikia biškį pasikoreguoti, kaip sakant, prisilaižyti. Tai gerai, pjaunu, mažiau kalbų, daugiau darbų. Va, matot, viskas kaip čia gražiai gula. Dabar galima prisitvirtinti. Už tai, kodėl aš visada pasidarau dvi gegnės, nes šitos gegnės automatiškai pastato kraigą į centrą, nes nuo pačios čia vertikalės keltis yra gan sudėtinga. Pasidedu visada tai preliminariai, plius minus, ir tada jau dedu gegnės ir gegnės man pastato kraigo į savo vietą pagal visą stogo geometriją. Žodžiu, dabar va, dvi gegnės yra, dabar einu pasidarysiu dar šitam gale, kad man kraigą partrauktų. Per vidurį kažkur įsistatysiu ir tada jau tiesiog pradėsiu pjauti gegnės. Žodžiu, planas aiškus, darom. Ir dar padarėm labai didelį darbą, tai kad įsidėjom abi valmenės, o jau prie jų biškį pasižaidėm. Su jiem taip staigiai nebūna, ten viršų išpjaustymas toks sudėtingas buvo. Šniūrų karalystė. Šitas mėlynas, kad neišbėgtų valmenė iš centro, o šitas reikalingas gegnės aukščiui. Nes šitas gegnė pareina į centrą, tai tas aukštis čia nėra aiškus, nėra konkrečiai užduotas, tai vat mes įsileisim pagal šniūrą ir mums bus čia visas tarpšlaitis lygus. Pasikeičiau diską, kad pjūvis švaresnis būtų. Tai dabar eis, nes vakar jau biškį nepatiko, jau biškį suko pjūklą, ypač norint pjauti strižai. Tai va, dabar eis kaip per sviestą. Reikėtų jau nuvežti pagalast. Tai va, visada naudoju tik originalų. Jie tai va tokie va negyvi, jie 2 dienos jau nebėra. O Devaltas išlaiko vieną projektuką. Aštrus pabuvęs. Nu kū, einam darbuotis. Hei. Ką, pasižiūrėjom, kaip mums pavyko pirmas tarpšlaitukas. Einam, parodysim pjūvius. Štai tarpšlaitukas. Matot, pjūviai gražus. Dabar yra sukabinta tik tai varžtais, paskui jau pistoleto eilė. Tai va, tokie reikalai. Einam į kitą pusę. Bet geriausiai visada matosi iš apačios, kaip gavosi tokie vidiniai susikirtimai arba išoriniai. Tai dabar nulipau pasižiūrėti. Galiu parodyti ir jum. Plokštumas yra, linija yra, lyginti nieko nereikės, nei gramo. Labai gerai. Tai va, oje. Na, o štai ir antras tarpšlaitėlis surinktas. Tai gegnės kaip ir baigtos. Na, jau šiandieną oras nelabai draugiškas mum. Pasibaigė vėlis. Tai biškiai šiandienos planas keičiasi, supaprastėja. Tai dirbam kol sulyjam, gero ir viskas. Tai dabar Aurė ten šaudo viršų į plokšteles. Mes norim išardyti tą centrinį stelažą. Kad jį išardyti reikia susišaudyti, susidėti plokšteles.
stakles. Žodžiu, tada einu aš su gulčiuku užsipjausiu gegnių galus, persibrauksiu. Tai irgi žiūrėsiu, kada čia mane sulydys. Ir tai tiek. O rytojų vešimės staklės, ruošim šitam stogui, kur turi perdangą santvaras. Žodžiu, reikia pilnai visų staklių mums. Tai rytoj lėksim, kaip sakant, pilną kietę. Tai rytoj bus rytoj. O dabar einam darbuotis.